Tai kodėl atsitiko taip, kad Amerikoje ir ne tik Amerikoje, šiaip vakaruose pasidarė lyg ir priimtina ir visiškai suprantama tiesiog taikyti smurtą arba žudymą savo politiniams priešininkams dėl to, ką jie sako. Čia netušti žodžiai. Yra apklausų ir viena iš jų buvo, apie ją buvo parašyta Wall Street Journal'e, kaip tik dabar po Charlie Kirk nužudymo Jungtinėse Amerikos valstijose. Ir buvo kalbama apie tai, kad skirtingai nuo to, kaip daugam atrodo ir daugam iš dešiniųjų atrodo, kad teisinančių smurtą, teisinančių, kad ir, sakykime, to paties Charlie Kirk nužudymą Amerikoje, buvo daugiau kairiųjų tarpe, lyg kairieji labiau linkę tai daryti. Pasirodo, tas skirtumas, tas pasikeitimas yra generacinis, o ne politinis. Taip, šiuo atveju girdėti daugiau būtent kairiųjų balsų, kurie teisina tai, kas įvyko su Charlie Kirk, arba aiškina, arba sako, kad maždaug jisai nieko kito negalėjo tikėtis, nes jisai pats buvo ten radikalių pažiūrų, kaip jisai vadinamas, arba far right ir panašiai. Ir būtent todėl yra sakoma ir kartojama, kad, reiškia, kas su juo atsitiko, tai yra liūdna, bet natūralu, maždaug jisai pats prisiprašė. Pasirodo, skirtumas, kaip pažymi Wall Street Journal, yra generacinis. Skirtumas yra generacinis ir jeigu absoliučiai didžioji dalis generacijos X ir generacijos Y, tai yra dviejų prieš zoomerius esančių generacijų atstovai, kalba apie tai, kad smurtas kaip atsakymas į politinės pažiūras yra nepriimtinas, tai tik tai apie 50%, truputėlį daugiau negu 50% zoomerių sako, kad smurtas yra nepriimtinas atsakymas į politinės pažiūras, politinės diskusijas ir politinių nuomonių raišką. Daugiau negu 30% Generation Z, tai yra zoomerių, galvoja, kad tai yra pateisinama ir suprantama ir atitinkamai priimtina. Aš dabar nenoriu visiškai jūsų suklaidinti su formuluotėm, bet, iš tikrųjų, pateisinama, priimtina, suprantama, čia yra atspalviai to paties dalyko. Šitas dalykas atsitiko todėl, kad iš esmės buvo labai daug kur kriminalizuota kalba ir kriminalizuota nuomonė. Jau mes prisimenam per 2024 prezidento rinkimų Jungtinėse Amerikos valstijose kampaniją, per visą kampaniją, kuri vyko prieš rinkimus, buvo daug sakoma ir daug kas sakė net toj pačioje Amerikoje, kuri išpažįsta ir saugo žodžio laisvę stipriau negu daugelis kitų šalių, negu daugelis kitų bendruomenių, visuomenių. Net ir ten buvo sakoma, kad žodžio laisvė turi būti kontroliuojama ir ribojama. Ir neprisimenu, ar Amerikoje, ar Vakarų Europoje kažkas tai pasakė. Man atrodo, kažkas iš europinių didžiųjų biurokratų pasakė, kad cenzūra yra kaip medicina arba kaip vaistas, kaip chirurgija, kuri neleidžia plisti užkratui. Tai yra, nuomonių negalima riboti, bet nuomonių
negalima riboti tik tai tada, jeigu tai yra teisingos ir priimtinos nuomonės. O jeigu nuomonės yra nepriimtinos ir tipo radikalios, tai jas galima visai apriboti. Ypatingai universitetuose ir akademinėje erdvėje, kur vis dėlto yra didžiausias politinis aktyvumas ir politinis aktyvumas jau daug dešimtmečių, jisai būtent koncentruojasi natūraliai labiau išsilavinusioje ir lavinančioje erdvėje, todėl kad ten yra daugiau kalbama, sudėtingiau kalbama, ten žmonės labiau linkę daryti tai, ką daro išsilavinęs protingas žmogus, tai yra abstrakčiai mąstyti. Gyvūnai nelabai sugeba abstrakčiai mąstyti. Žmonės, kurie yra kažkur tai tarpinėme etape tarp gyvūno ir žmogaus, tai irgi jiems sunkiai sekasi su abstrakčiu mąstymu, tai kvailiams sunkiai sekasi su abstrakčiu mąstymu. Tai būtent todėl akademinėje erdvėje daugiau kalbama, reiškiama nuomonių ir reiškiama nuomonių, kurios yra galbūt priešingos iki tol susiformavusiam konsensusui. Tai yra, kad anksčiau buvo galvojama taip ir paskui ypatingai jauni žmonės arba žmonės, kurie treniruoti yra kritiškai mąstyti arba viską kvestionuoti, sako, o kodėl būtent taip, o gal yra vis dėlto šiek tiek dar biški ir taip kitaip. Ir maždaug pasižiūrėkime iš kitos pusės. Ir būtent toje akademinėje erdvėje buvo būtent auklėjant ir auginant generaciją Z, kartą Z, zoomerius, buvo kalbama labai daug apie tai, kad žodžiai irgi yra smurtas. Ir jeigu kažkas tai sako, tai kaip tau nepatinka, tai prieš tave irgi yra tuo pačiu smurtaujama. Čia, aišku, galima toli nueiti, jeigu mes kalbėsim apie šeimų santykius ir santykius namuose, nes mes daug kalbame apie tėvų emocinį smurtą prieš vaikus ir prieš praėjusių kartų didelius nusikaltimus toje erdvėje, kai buvo iš esmės prieš vaikus emociškai smurtaujama, vaikai buvo emociškai žalojami ir būtent todėl šiais laikais tiek jų jau suaugusių iš generacijų Y ir generacijos X turėjo eiti ir turi tebeiti pas psichoterapeutus, psichologus ir psichiatrus ir tvarkyti savo smegenis nuo tų traumų, kurios buvo infliktintos jų tėvų. Bet čia yra skirtingas dalykas, todėl kad tie žmonės, kurie yra tėvai arba globėjai, jie yra palyginti su vaiku arba jaunuoliu arba paaugliu, jie yra galios pozicijai. Ir smurtas gali būti tada, kai yra būtent galios pozicija ir galios disbalansas, kai vienas yra subjektas, kitas objektas ir tas, kuris yra objektas, jisai yra priverstas kažkiek tai pasidavinėti tam emociniam, verbaliniam smurtui, todėl kad jisai turi nedaug pasirinkimų, kur jisai gali nuo jo pabėgti, pasprukti, pasitraukti, pasislėpti. Šiuo atveju, kai mes kalbame apie, pavyzdžiui, tokius viešuosius debatų žmonės, tokius kaip Charlie Kirk, ir jisai toli gražu buvo ne vienintelis, jisai buvo tik tai labai žymiai už kitus geresnis, nes jisai buvo kaip viešasis kalbėtojas, kaip debatininkas, jisai buvo nepaprastai aukšto lygio, jisai buvo pats save išlavinęs, jisai nebaigė aukštojo
aukštojo mokslo, kuris jam buvo per lėtas, per nuobodus ir per daug brangus. Jisai lavinosi, švietėsi pats ir pasiekė nepaprastų aukštumų iki savo 31 metų, kai jį nusinešė kulka. Bet tokių viešųjų kalbėtojų universitetų kampusuose, miesteliuose, Amerikoje ir vakaruose buvo ir yra labai daug. Ir žmonės diskutuoja ir kur diskutuoti, jei ne akademinė erdvėj, kur yra tiesiog tradicijos dalis keistis nuomonėmis ir toleruoti tuos su nepriimtinom nuomonėm. Bet ta tolerancija nepriimtinom nuomonėm, jinai nukeipo ir nudžiūvo kaip gėlių puokštė po močiutės jubiliejaus be vandens. Atsitiko taip, kad labai daugelis studentų tos jaunosios kartos, zoomerių, pradėjo aktyviai įsižeidinėti ir skelbti, kad prieš juos yra emociškai smurtaujama, jeigu reiškiamos nuomonės, kurios jiems nepatinka. Ir šitos diskusijos mes galime ilgai šnekėti ir nekartą šnekėjom ankstesnėse mano laidose, bet iš tikrųjų tai, kas buvo atsitikę, tai pasiekė ypatingas aukštumas. Kaip pavyzdžiui, buvo žmonių ir aš neperdedu, aš apie tai neperskaičiau, aš tokių žmonių mačiau ir su jais esu bendravęs. Kaip pavyzdžiui, rašytiniai komunikacijai padedi thumbs up, tai yra iškelto nykščio ženkliuką, emoji, ir žmonės tai supranta kaip pasyvią agresiją. Zoomerių karta pirmą juokėsi, o paskui pradėjo piktintis, kad jų tėvai, reiškia dad responses, ypatingai kalbėdami apie savo tėvus, ne mamas, nes mamos galbūt rašo ilgesnius tekstus, bet kaip pavyzdžiui, ten tėčiai kažką tai rašai ir tėtis atsako OK ir padeda tašką. Ir tai yra priimama, anksčiau buvo priimama kaip juokinga, žiūrėkit, koks senis neadekvatus, o paskui buvo pradedama tai priiminėti kaip apskritai emociškai smurtaujantis elgesys, nes tas zoomeris pradeda nuo tokio atsakymo overthinkinti, kad reiškia jisai tai surašė ilgą žinutę, o tas tėtis atsakė tik tai OK. Tai OK, ar jisai perskaitė, bet nesutinka, ar jisai perskaitė, supyko, ar jisai perskaitė ir jo nuomonė yra lygiai ta pati, nesuprasi nieko. Iš šito atsakymo man nėra pakankamai informacijos, kad aš zoomeris galėčiau nusiraminti, kad man galėtų pasidaryti geriau, ir dėl to aš supykau ir man atrodo, kad tai labai blogas atsakymas. Aš tokio atsakymo nebepriimu kaip OK. Paskui atsirado tokie dalykai, kad nuomonių apklausose didžioji dauguma zoomerių vertina kaip pasyvią agresiją tokią žinutę, kurioje nėra smailiko. Tokią žinutę, kur sakinys baigėsi tašku. Jie labai būna suneraminti, kodėl sakinys baigėsi tašku, todėl kad jiem atrodo, kad ten nebuvo pakankamai jiem paplekšnota per petį ir jie nebuvo pakankamai apkabinti ir nuraminti, kad viskas yra gerai. Todėl, kad kai yra smailikas, tai yra toksai nerašytinis žodis peace. Kodėl nerašytinis? Nes jisai neparašytas, vietojo įdedamas smailikas. Jūs galbūt prisimenat, kai buvo prieš tai buvusi karta, Y karta, tai yra Y, tai yra I ilgoji, bet jūs tai žinote. Ta karta, kuri kalbėjo apie
kalbėdama apie bet ką, jeigu pareikšdavo kitą nuomonę, tai prirašydavo gale peace. Tai reiškia toksai kaip papildomas priminimas, kad aš su tavo nuomonė nesutinku, bet reiškia, viskas tvarkoj, mes tebesam draugai, mes tebesam artimi tipo žmonės, nes aš prirašiau pabaigoje peace. Tai buvo irgi savo laikotarpio pasikeitimas, kai reikėjo taip iš anksto preventyviai nuraminti pašnekovą, todėl kad jeigu jo nenuraminsi, tai jisai gali, neduok dieve, dar ir ko gero įsižeisti. O jeigu jisai įsižeis, tai įsivaizduojat, kaip bus blogai, tai mes galėsim vėlgi kalbėti apie tam tikras smurto sąlygas. Tai vietoj to peace atsirado šypsniukas, o paskui pasidarė taip, kad to šypsniuko jeigu nėra, kitaip tariant, jeigu kažkas tai nepasignalizavo peace ir taikos, tai tada iš karto prasideda nerimas, tam tikras anxiety, kad gal čia jau yra ir konfliktinė situacija. Ir jeigu čia yra konfliktinė situacija, tai ojojoj, reiškia prieš mane čia tik prasmurtavo ir aš įsižeisiu. Man reikia universitete safe space. Ir safe space ne nuo prievartos, bet nuo kitų nuomonių. Tai čia panašiai, kai buvo 2016 metais, kai Trumpas laimėjo pirmąją kadenciją, buvo labai daug tų jaunuolių, vaikų, kurie ėjo maždaug kurie labai blogai jautėsi dėl to, kad laimėjo ne tas kandidatas, kuris jų nuomonę turėjo laimėti. Suprantat, reiškia, jeigu nelaimi mūsų kandidatas, tai reiškia prieš mus, tokiu būdu, prieš mūsų įsitikinimus, prieš mūsų požiūrius yra pareiškiamas tam tikras emocinis smurtas. Ir štai todėl, kai į universitetus atvažiuoja, atskrenda kalbėtojas ar kalbėtojai, kuris artikuliuotai, labai įtikinamai reiškia nuomonę, kuri yra kitokia negu tavo. Tu neturi pakankamai argumentų ar intelektinės galios su juo ginčytis. Tai tada pirma kyla pasipiktinimas ir priminsiu, kad tas pats Charlie Kirk susilaukdavo kritikos, kad reiškia, ką tu darai, kodėl tu čia taip smaginės važinėjai po koledžus ir you are debating college kids. Kodėl tu čia ginčyje su vaikais iš koledžo? Ir, klausimas yra mažiausiai keistas, o kodėl ne? Koledže, aukštojoj mokykloj, universitete diskusija, keitimasis nuomonėm, be to mokėjimas debatuoti yra vienas iš tų dalykų, kuris vyksta ir vienas iš tų dalykų, kuriais žmonės užsiima. Tai yra švietimo dalis. Tai kas vadinasi angliškai intellectual inquiry, tai yra, inquiry, tai kaip paklausimas, klausinėjimas, bet toksai gilesnis domėjimasis, toksai mini tyrimas kiekvienu atveju. Tas tyrimas gali užimti 10 minučių, bet vis tiek. Tai yra tokio, proto gimnastikos, proto treniruotės dalis. Dar vienas dalykas, kas labai nepatikdavo daugeliui toje akademinėje bendruomenėje ir studentai dažnai protestuodavo ir sakydavo, kad mums čia tokių kalbėtojų nereikia. Į tai jiem būdavo
dažniausiai atsakoma, kad jeigu jūs įžeidžia toks kalbėtojas, tai jūs neikit į tuos renginius, tenais tie, kam įdomu, jeigu jums neįdomu, jeigu jums nepatinka, jūs neikit. Ne, aš nenoriu, mane įžeidžia, kad toks dalykas veikia mūsų universitete. Ir kas labiausiai įžeisdavo ir ką jie irgi interpretuodavo kaip smurtą, tai buvo tai, kad daugelis jų bendramokslių kolegų, todėl kad studentai toli gražu nėra visi leftistai, studentai irgi yra skirtingų pažiūrų ir būtent todėl Charlie Kirk judėjimas apie kuris vadinosi Turning Point USA, kryžkelė arba posūkio taškas, aš vis dėlto vadinu kryžkelė, to, kad būtent kryžkelė yra apsisprendžiama, kur reikia sukti, apsisukti ar važiuoti toliau tiesiai. Turning Point USA buvo toks populiarus debatų, sakykime taip, judėjimas, politinis aktyvizmas Jungtinių valstijų universitetuose. Ir Charlie Kirk buvo jau žinomas ir populiarus ne tik tai Jungtinėse valstijose. Kaip tik prieš savaitę, prieš savo nužudymą, jisai lankėsi Pietų Korėjoje ir Japonijoje, kur jisai kalbėjo irgi apie tuos pačius dalykus, apie žodžio laisvę, apie aktyvizmą, nacionalizmą ir kitus dalykus su tais, kurie tose šalyse, Azijoje, irgi rūpinasi tais pačiais dalykais. Apie migraciją kalbėjo Japonija ir taip toliau. Ir tai buvo, visiškai natūralu labai daugeliui žmonių. Vienas dalykas, kuris, kaip jau sakiau, iškrisdavo iš daugelio žmonių supratimo, jie galvojo ir jie norėjo visą laiką tai pabrėžti ir nuolatos pabrėždavo, kad Charlie Kirk buvo, jį vadino kraštutiniu dešiniuoju, kas jisai tikrai nebuvo, todėl kad, jisai buvo kaip reta santūrus ir pamatuotas, jisai buvo labai gerai pasiruošęs tiems debatams ir diskusijoms ir tikrai visiškai neturėjo jokio tokio intereso, kad kažkas tai imtų ir užsikabintų už kažkokio tai radikalaus, skandalingo klausimo ir kad tas klausimas hijakintų visą diskusiją ir tada, jeigu kokį nors klausimą su juo išlendi ypatingai keistai arba ypatingai ten su tokiu, sakykime, jisai labai išsikiša tarp kitų klausimų, tai visada oponentai būtent tą dalyką ir pagriebs. Charlie Kirk buvo per daug patyręs, kad jisai sukurtų diskusijai tokį disbalansą, kuris jam pačiam būtų ir jo dėstomiems reikalams būtų nenaudingas. Ir lygiai taip pat, negalima, viskas galima, bet keista yra vadinti kraštutiniu aktyvistu tą, kuris ragino balsuoti už partiją ir kandidatus, už kuriuos balsavo daugiau negu pusė Amerikos. Tai, by definition, negali būti kraštutinis dalykas, todėl kad tai yra visiškas mainstreamas. Ir lygiai tas pats dėl kito taško, kad kai kas sako, kad matai, jisai agitavo už tai, kad Amerikoje būtų toliau galiotų antroji pataisa konstitucijos, kuri draudžia Kongresui, priminsiu, kuri neleidžia nešioti ginklus. Bet nes teisė turėti ginklus yra priimama kaip prigimtinė teisė Jungtinėse Amerikos valstijose, o antroji konstitucijos pataisa draudžia Kongresui priimti įstatymus,
kurie šią teisę apribotų. Ir tai yra būtent tas dalykas, kurio labai dažnai žmonės nežinodami, bet taip sako, kad Amerikoje įstatymai leidžia. Amerikoje suverenitetą turi liaudis, žmonės, we the people, ir jie nesuteikia savo teisės nešioti ginklus. Tiesiog ta teisė yra prigimtinė ir tos prigimtinės teisės jie neleidžia iš savęs atimti. Tai yra žmonių požiūrių, žmonių sprendimas yra neleisti iš savęs atimti tos teisės. Ir tai, kad Charlie Kirk gynė teisę turėti ginklus, tai nereiškia, kad jisai buvo kažkoks tai radikalas arba kraštutinysis. Aš priminsiu, kad ne vienas iš Jungtinių Amerikos valstijų prezidentų, net ir Barackas Obama, net ir Joe Bidenas nepasisakė prieš teisę žmonėms turėti nešioti ginklus. Tai buvo ne viena partija iš mainstreaminių nepasisako už tai, kad šita teisė būtų panaikinta. Yra kalbama tik tai apie kontrolės aspektus. Tai yra, per kiek laiko gali būti parduotas tas ginklas, kokie reikalingi patikrinimai ir panašiai. Tačiau pačios teisės niekas iš mainstreaminių politikų nesiruošia atiminėti. Todėl tai, ką kalbėjo Charlie Kirk, pavyzdžiui, apie ginklus, tai yra iš tikrųjų, tai yra mainstreamas, tai šito negalima pavadinti radikaliu. O kadangi būtent ypatingai generacijoje Z labai padaugėjo arba palengvėjo etikečių radikalių klijavimas, tai yra pasakyti žmogui, kad tu esi kažkoks tai fašistas, todėl kad tu galvoji taip, arba tu esi žmonių nekentėjęs vien todėl, kad tu nori, kad šalyje būtų įgyvendinti jau galiojantys migracijos įstatymai, tai yra, kad migrantai atvyktų į šalį pagal jau galiojančius įstatymus. Ten nekalbama apie kažkokiu tai naujų reikalavimų įvedimą. Yra kalbama tik tai apie galiojančius įstatymus ir būtent apie tai ir yra visa kalba. Yra palyginti juokinga kalbėti apie tai, kad čia Donaldas Trumpas ir jo aplinka ir Respublikonų partija bando paversti Ameriką kažkokią tai diktatūrą ir tokie, reiškia, kaip Charlie Kirk jiems padeda, vien todėl, kad jie nori įgyvendinti jau galiojančius įstatymus, kurie priimti ne tik šito kongreso, bet ir daugelio kitų praėjusių kongresų ir daugelio kitų valdžių ir taip pat ne tik respublikonų, bet ir demokratų. Tai yra visiškai toks natūralus dalykas, kad reiškia yra reikalaujama, kad žmonės, kurie atvažiuoja į Jungtines Amerikos valstijas, jie atvažiuotų pagal galiojančius įstatymus arba jeigu jie yra šalyje nelegaliai, kad su jais būtų elgiamasi pagal įstatymą. Ir tas immigration enforcementas, kuris yra Amerikoje, jisai veikia tik tai pagal galiojančius įstatymus. Ir kalbėti apie tai, kad reiškia,
kad tai yra kažkoks tai radikalumas, fašizmas, ekstremizmas ir panašiai, arba neapykantos kalba. Reiškia, jeigu tu reikalauji, kad su kažkuo tai būtų elgiamasi pagal įstatymą, tai tu skleidi neapykantą. Tai yra ne tik juokinga, ne tik nesąžininga, bet tai ir sukuria tokią informaciją, tokią situaciją, kad kai žmogus kalba kažkokius tai dalykus, kurios tau nepatinka, galima dėl to ne tik tai įsižeisti, bet paskelbti, kad tai, ką jisai kalba, tave žeidžia. Ir būtent todėl, kadangi tu jautiesi įžeistas dėl tokių šnekėjimų, tai prieš tave yra jau smurtaujama, o smurtu galima atsakyti smurtą. Tai yra tas žmogus, kuris nušovė Charlie Kirk, arba kiti žmonės, kurie atsako smurtu į nuomonių reiškimą, jie jaučiasi, kad jie ne smurtu atsako į nuomonę, bet kad jie smurtu atsako į smurtą. Tai yra, jie priešinasi lygiaverčiai. Kitaip tariant, žodis tapo kūnu ir veiksmai įgavo kažkokias tai daugybinės išraiškas. Tai yra galima kažką tai sakyti ir būtent ta kalba būti įžeistam ir nusmurtautam, ir todėl galima nuo to imtis atitinkamų elgesių. Ir būtent todėl, kad yra tas įsižeidimas normalizuotas, maksimalizuotas, todėl ir sukilo atitinkamas smurto normalizavimo banga, kuri visiškai nebūtinai yra amžinas dalykas. Man atrodo, kad keičiantis nuotaikoms, keičiantis dalykams, pilnai gali pasikeisti ir situacija, ir pilnai gali pasikeisti supratimas. Todėl, kad visuomenės nuomonė, visuomenės nuotaikos, jos nėra statinis dalykas. Jos yra dalykas, kuris turi savo priežastis, bet kai tos priežastis išnyksta arba pasikeičia, tai pasikeičia ir visuomenės nusistatymai. Todėl aš nebūčiau linkęs kalbėti apie tai, kad absoliučiai viskas sugriuvo. Ne. Jeigu kalbėsim apie atskirą žmogų, kuris buvo nužudytas, taip, jisai buvo labai didelis reiškinys, labai didelė jėga, ir tai, kad jo nebeliko, palieka labai didelę skylę, sakykime, visuomenės nuomonių raiškoj, debatuose, įvairovė ir taip toliau. Ir dar ilgai tikriausiai, nors nežinia, respublikonai neturės, dešinieji Amerikoje neturės tokių kalbėtojų, tokių diskutuotojų kaip Charlie Kirk, bet kad apskritai būtų negrįžtamai viskas sugedę, tai aš taip nesakyčiau. 70-ajam dešimtmetį, 60-aisiais metais Amerikoje irgi buvo daug political violence, tai yra smurtinio atsakymo į nuomonės ir daužymus ir visko kito. Galų gale ir prie Bideno mes matėme Black Lives Matters ir visokių kitų visiškai smurtinių pasireiškimų ir smurtinių bandymų pakeisti smurtų diskusiją. Bet tas dalykas pastaraisiais metais, pradedant šiais metais, pradedant Donaldo Trumpo laikotarpiu administracija, tie dalykai pradėjo trauktis ir siautėjimų jau tokių nebėra. O tai, ką mes matom, tas būtent nuotaikų
nuotaikas universitetuose ir nuotaikas jaunimo tarpe, tai mes matome, lygiai kaip ten visokius pro-palestiniečių siautėjimus ir kitus dalykus, mes matome kaip palikimą iš labai liūdnos Joe Bideno administracijos ir tų laikų nuotaikos ir prieš tai buvusios, prieš tai buvo viena Trumpo kadencija, bet prieš tai buvo dvi Barack Obamos kadencijos, kai šitų dalykų buvo labai daug ir būtent Barackas Obama šnekėjo labai daug apie tai, kaip politika ir pasisakymai yra divisive, čia toks mandras būdas sakyti, kiti sako divisive tarė, bet būtent, kad skirstantis arba tas, kuris atskiriantis yra, ne vienijantis, bet atskiriantis. Žinot, atskirimas yra visiškai normalus dalykas, todėl kad vienas yra viena, kitas yra kita. Ne viską įmanoma suplakti kaip du nesusimaišančius skysčius į kokį koloidinį tirpalą arba ne visada galima sublenderiuoti riebalą su vandeniu, jie vis tiek paskui išsiskirs ir išsisluoksniuos. Ir tai, kad kažkas tai turi nuomonę, nebūtinai tai yra tik tai juoda arba balta, bet netgi tai, jeigu yra juoda ar balta, jeigu kažkas turi tvirtą nuomonę ir sako, kad tai yra gerai ar tai yra blogai, tai nėra neteisinga. Būtent Obamos laikais buvo pradėta šnekėti ir labai intensyviai buvo pušinama žinutė, kad tai yra neteisinga, kad taip negalima šnekėti ir taip negalima galvoti, todėl kad, supranti, reiškia, turėtų būti viskas kitaip, turėtų būti visos nuomonės yra geros, čia tas pats apie multikulturalizmą, visos kultūros vienodai geros, visos religijos vienodai vertingos ir galų gale visos valstybinės santraukos yra savaip gražios. Čia kaip Lietuvoje visokios senės sovietinės sako, kad visi laikotarpiai savaip gražus buvo, turėdamos omeny, kad ir sovietiniu laikotarpiu buvo tiek daug gero ir gražaus. Tai galite įsivaizduoti, apie ką aš čia šneku, kad reiškia buvo būtent Barack Obamos laikais, tai kad buvo labai pušinama žinutė, kad jeigu tu turi aiškę skiriamąją apie kažką tai nuomonę, jeigu tu kategorizuoji ir nusprendi, tai tu esi neteisus ir tu elgiesi blogai, nes tai yra divisive, tai reiškia palieka vienus vienoj stovykloje, kitus kitoj. Žmonės visą laiką skirstosi į stovyklas pagal savo nuomonės, pagal principus, pagal vertybės ir tai yra visiškai normalu. Vieni balsuoja už vieną, kiti balsuoja už kitą ir toje, reiškia, dialektinėje vienybėje ir priešų kovoje ir vyksta mūsų civilizacijos gyvenimas. Ačiū labai Jums, kad klausėtės mano laidos. Labai dėkoju, kad buvote su manim. Laida išėjo ilga. Aš manau, kad aš ją įdėsiu ir į kalbą užkalnis, ne tik paliksiu ją čia, todėl kad man atrodo, kad jinai išėjo pakankamai ilga, bet kadangi aš ją pradėjau jau kaip dairį, jinai bus prieinama visiems. Ačiū, kad klausėtės, ačiū, kad remiate. Mane visą laiką paremti galite Patreone ir nuo to aš darau tikrai daugiau laidų ir daugiau turiu entuziazmo, todėl kad kaip automobilis yra varomas benzinu, taip aš esu varomas pinigais, todėl labai ačiū, kad prenumeruojat mane ir ačiū, kad atvykot šiandien šį gražų šeštadienį į šią puikią, gražią, saulėtą Palangą, kurioje ketinu praleisti šeštadienį, kadangi stengiuosi važiuoti kuo daugiau į įvairias šito nuostabaus miesto ir nuostabios pakrantės vietas.
Dar kartą dėkui jums visiems ir iki kitų kartų.